Finansų rinka tai sistema, kurioje vyksta pinigų, kapitalo ir finansinių instrumentų judėjimas tarp investuotojų, įmonių, namų ūkių, valstybės ir finansų institucijų. Ji veikia kaip tarpininkavimo mechanizmas, padedantis efektyviai paskirstyti lėšas iš tų, kurie turi laisvų finansinių išteklių, tiems, kuriems jų reikia investicijoms, plėtrai ar vartojimui. Pagrindinės finansų rinkos dalys yra pinigų rinka ir kapitalo rinka. Pinigų rinka orientuota į trumpalaikius finansinius instrumentus, tokius kaip indėliai ar trumpalaikės paskolos. O kapitalo rinka apima ilgalaikės investicijas - akcijas, obligacijas, investicinius fondus. Taip pat svarbios valiutų, išvestinių finansinių priemonių ir žaliavų rinkos, kurios leidžia valdyti riziką ir užtikrinti likvidumą. Finansų rinka atlieka esminį vaidmenį ekonomikos augime. Jis skatina investicijas, inovacijas ir verslo plėtrą, leidžia valstybėms finansuoti viešuosius projektus, o gyventojams taupyti ir investuoti. Kartu jį reikalauja pasitikėjimo, reguliavimo ir skaidrumo, nes nestabilumas gali turėti plačių pasekmių visai ekonomikai.